Pirma dalis, kurioje susipažįstame su Mikė Pūkuotuku ir keliomis įtartinomis bitėmis. Labai seniai, rodos aną penktadienį, vienoj šaly gyveno meškiukas vardu Mikė Pūkuotukas. Jei meškiukas būtų bitė, aš kalbu visai rimtai, nesiimtų jis statyti savo namo taip aukštai. Oi, mėgsta medų meškinai! O kodėl ar tu žinai? Pasakyk, kai toks gudrus! Ko jūs traukitės medus kame? Pripūsk balioną. Aha. Puiku. Na, į ką aš dabar panašus? Į meškiuką, kuris dabar skrenda oro balionu. O į mažytį debesėlį argi nepanašus? Ne, nelabai. Na, tiek to. Gal iš čia labiau panašus? Argi gali žinoti, kas šaus toms bitėms į galvą? Nysliuk. Ką? Man rodos, kad bitės kažką įtaria. Ką įtaria? Nežinau, bet jos elgiasi labai tartinai. Prieiname su pistiku, neklausinėkit mums. Nieks neatspės, nepasakys, oi ne, oi ne, oi ne. Ne. Tai ne šiaip sau.